Ta šunų skulptūra labai paprastai buvo, kaip sakoma, man buvo plakatai, ar ilgai leisim teršti mūsų mieste. Ir plakatai yra plakatai, žmogus susinervuoja ir pamiršta praėjus. O aš nutariu pasakyti apie ekologiją garsiai. Ir pradedant ekologiją, baigėsi politika. Liaudės menas turi būti mūsų meno pamatas. O todėl aš ir norėjau atkreipti, kaip verslininkai nebijo prieš savo šiuolaikinės įmonės pasistatyti lietuvišką koplytstulpį. Atrodo, du prieštaringi dalykai. Iš šiuolaikinių medžiagų pastatytas pastatas ir šalia jo stovi ąžuolinis koplytstulpis. Aš noriu parodyti, kad mes tuo pasauliu galim būti įdomus, būdami saviti. Aš suprantu, mes iš skaidraus gintaro galim Coca-Colos buteliuką padaryti, kaip teko matyti vienam muziejui Vilniuje. Bet tai tuo mes nebūsim įdomus. Tai kad tai yra medžiaga. Mes neturim būti biomasė. O tos visos idėjos, būtent tokie kaip kelrodė žvaigždė turi ir Lietuvos menininkam būti, kad mes vis tiek turim rodyti savo savitumą. Ir man asmeniškai yra autoritetas, nors aš taip nedrožiu, kaip tie meistrai, bet man asmeniškai autoritetas yra Vytautas Ulevičius, Zinkevičius, Ipolitas Užkurnys, kurie droždavo ne tik įdomiai, meniškai, bet ir idėjai, jų darbuose atsispindi ir lietuviškumas, archainiai, įvairūs simboliai. Vienas iš paskutinių mano darbų yra medinis laikrodis. Aš jį padariau ne tai, kad tik tai laikrodis ir ten kokie romėniški simboliai, bet jame parodyti lietuviškos runos. Čia yra visi pilnai veikiantis ir lietuviškos runos. Čia pagal buvo rastas tas taip vadinamas Gedimino skeptras, Priestrėvos archeologinis radinys ir jame buvo mokslininkai nustatę, kad tenais yra mėnesiai pažymėti. Ir aš tos simbolius panaudojau. Aišku, čia yra šiuolaikinis darbas, bet aš manau, kad jis puikiai dera, puikiai sintezė pavyko, kur, kaip sakoma, juodmedžio korpusas, kavamedžio ciferblatas, rodyklės irgi medinės ir jisai veikiantis yra. Kai aš jį dariau, mačiau, kad pasaulinėme laikrodžių kataloge daug įvairių pasaulinių markių, šveicarai tai savaime suprantama, bet pavyzdžiui, net rusai turi savo markės. Ir aš pagalvojau, kodėl lietuviai negali turėti. Ir aš padariau jį, kad yra apyrankė. Aš galėjau turtingesnį ornamentą padaryti, bet panašiai kaip geografijoje, tas ženklas reiškia pelkę. Tai irgi asocijuojasi su Lietuva, nes Lietuvoje būdavo nežengiami miškai ir pelkės. O kad visiems būtų aišku, kad tai padaryta, kad man nebūtų gėda, kaip belarusai tarybinėje armijoje savo kalba, tai aš parašiau, kad tai yra lietuviški Gedimino stulpai ir vytis. Man asmeniškai labiausiai patinka prie širdies lietuviškos medžio rūšis, kaip kadagys, pušis, bet aš mažai su jom dirbu. Man asmeniškai. Aš, pavyzdžiui, jeigu taip atvirai, kolekcionuoju. Pavyzdžiui, jeigu aš surandu pušies gabalą tokį sakingą labai, kur jau toks sakingas kaip medus atrodo, jau ten vos nešviečia, kaip baltas gintaras, panašiai tokio tirštumo, kaip skaidrus baltas gintaras. Tai aš tiesiog renku ir dedu, gal kada nors padarysiu. Ir labai įdomu būna, kai iš to tokio sakingo pušies padarai kažkokį dirbinį ir tas, kas su gintaru dirba, jie visi galvoja, kad čia yra iš gintaro padaryta. Ir jeigu geras fotografas nufotografuoja, tai dažnai būna kaip apgaulė. Panašiai kaip ir kiti mano darbai. Pavyzdžiui, skrybelė ar ten laikrodis. Daug kas galvoja, kad čia ne iš medžio ten. Bet man patinka tas tokie apgaulės, tas toks momentas, kol žmogus iš arti neprieina ir neprisiliečia. Čia iš kavamedžio tas dėklas. Jisai kvepia. Aš noriu daryti gerus daiktus, kurie nebūtų trumpalaikiai.
Man atrodo, kad jeigu žmogus turi gerą mašiną, gražius rūbus, tai turi būti jo ir buitis, namai pilni gražių daiktų. Nes, pavyzdžiui, žmonės nusipirkę mašiną, ją keičia po kelių metų. Rūbai irgi yra nepigus, jie irgi keičiami kas keli sezonai ir ten per sezoną kartą. O namai, aš manau, mūsų toks kaip stabilus, kaip mūsų šaknis yra, ir kurie turi turėti kažko tokio stabilaus, ne vienadienis daiktus, ne iš drožlių plokščių padarytus. Man va šitas stalas, o tai idėja gimė prie jūros, kai matydavau pasvyrusios pušys, tai kažką norisi turėti savo namuose, kas primintų šaltais rudens žiemos vakarais jūrą, nes jūra asocijuojasi su šiluma, su jaukumu, nerūpestingumu, atostogomis. O vat, kreivos pušys dažniausiai prie jūros sutinkamas, todėl man, o stalą mes turime kiekvieną dieną ir mes galim prisiminti. Ir va tos kreivos pušys įkvėpė šitą stalo idėją. Vienas dailininkas Vladas Velyvis, jisai tokius katinus paišydavo, jie labai juokingi, linksmai atrodantis. Ir aš šitą katino paveikslą įstačiau pelę, žiurkės jauniklį. Tai kaip sakoma, žmonės gali pamiršti, kad kas tam paveiksle pavaizduota, bet nepamiršti būtent tą efektą, kad tai yra trimatis paveikslas. O taip pat su kitom medžiagom dirbu. Tai va čia yra Lietuvos gaublys. Jis yra padarytas iš visų brangių medžiagų. Auksiniai Gedimino stulpai, kaip mes su juvelyru kalbėjom, kai dariau, sakau, Valdai, ar tu prisimeni per 20 nepriklausomybės metų, kad bent vienas pas tave užsakyti Gedimino stulpus iš aukso? Sako, ne, neprisimenu. Ir vat aš nutariau tą spragą, sakoma, išpildyti ir padariau Lietuvos gaublį su auksiniais Gedimino stulpais, sidabrinė ašimi, 200 Swarovski kristalų Lietuvos kontūras, gaublys iš Karelų beržo, stovas iš palisandro, kur dauguma Europos sostų buvo padaryti iš palisandro. Kadangi aš rodau savo galimybės, kad ir tas smuikas mažiausias laikrodis, tai žmonės pamato ir jie supranta, kad pas mane neįmanomų darbų nėra. Kai jau kiti meistrai nebegali padėti, tada dažniausiai kreipiasi pas mane. Sako, paskutinė instancija medžių srityje. Aš lenkiu galvą prieš Ulevičiaus darbus ir būtent tai, kad žmogus pakyla aukščiau buities. Jisai panašiai kaip ir mūsų tautosakoje kalbama ne apie, kad tai yra karas, bet tai yra į karų žėjoti. Ir pažiūrėkit, vien tokie darbai, ne kiekvienas meistras sugalvoja, kaip sakoma, išdrožti tokią tematiką, kovinę, grinai lietuviškas personažas, kaip sakoma. Būtent šitas meistras, didysis Lietuvos meistras, jisai, kaip sakoma, parodė, kad ir tautiškumą jis parodo. Man charakteringi jie būtent tokie archainiai, lietuviški tokie dalykai, suprantate. Aš aišku, neturiu darbų, bet tikiuosi, gal kada nors įsigysiu.